Savivaldybės kontrolierius yra žmogus, vadovaujantis institucijai, kuri užtikrina savivaldybės išorės kontrolę. O jeigu paprastai tariant, tai savivaldybės turto, finansų valdymą. Ypatingai įdomus darbas, ypatingai atsakingas darbas ir ypatingai reikalingas darbas. Įdomus, su dideliais iššūkiais. Aš labai džiaugiuosi galimybę pristatyti savivaldybės kontrolieriaus pareigybę. Gal iš pareigybės pavadinimo ne iš karto tampa aišku, kad iš tikrųjų čia yra įstaigos vadovo pareigybė, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo pareigybė. Todėl atranka, kaip ir visų kitų įstaigų vadovų, valstybės tarnautojų, atranka yra centralizuota. Ir viešojo valdymo agentūrai yra pavesta atlikti centralizuotas atrankas įstaigų vadovų. Savivaldybės kontrolierius yra kiekvienoje savivaldybėje, tai yra 60 kontrolierių ir kontrolierius vadovauja būtent kontrolės ir audito tarnybai. Kontrolierius tai yra atskaitingas savivaldybės tarybai. Savivaldybė yra 2 asignavimų valdytojai, tai yra meras ir kontrolierius. Ir kontrolierius atskaitingas ne merui, bet būtent savivaldybės tarybai. Tai yra užtikrinamas tas būtinas nepriklausomumas, kad būtų politiškai neveikiamas ir kad būtent būtų darbas būtent savivaldybės bendruomeniai. Audito srity pradėjau dirbti iš karto po universiteto. tą veiklą tęsiau ir banke ir paskui atsirado vieta savivaldybėje. Iš tikrųjų su savivaldybė neturėjau visiškai nieko bendro, nelabai žinojau, ką jie veikia, bet norėjau pabandyti. Tai ir dalyvavau konkurse, laimėjau jį. Iš tikrųjų, savivaldybėje aš jau dirbu virš 20 metų ir buvo tokia proga sudalyvauti konkurse, pasižiūrėti į tą savivaldą, galimybė pasižiūrėti į savivaldą iš kito kampo, tai yra iš kontrolės, priežiūros institucijos vadovo posto. Ir todėl pagalvojau, kad gal ir įdomu būtų pabandyti tiesiog tas pats požiūris, bet iš kitos visai vietos. Kaip savivaldybės kontrolierė aš jau dirbu, tuoj bus 13 metų. Gruodžio mėnesį, o prieš tai aš dirbau, laimėjau konkursą į vyriausiai specialistą kontrolės ir audito tarnybos. Ir po metų buvo skelbiamas konkursas į kontrolierius ir kadangi aš esu iš tų tokių lyderių ir pabandžiau kandidatuoti ir laimėjau konkursą ir vat jau 13 metai dirbu šitose pareigose. Darbas savivaldybėje labai praplečia akiratį, nes tenka domėtis labai įvairiom sritim ir auditai atliekami vieną kartą švietimo srity, kitą kartą sveikatos srity ar socialinės aplinkos kokybės vertinime. Tai iš tikrųjų labai verčia pasitempti ir domėtis ir pastoviai būti tonuse, nes keičiasi pastoviai teisės aktai, keičiasi reikalavimai. Aplinka keičiasi, reikia žiūrėti ir visuomenės gyventojų reakcijas, ko jiem reikia, kas jiem geriausia, kad iš tikrųjų tie auditai geriausiai atlieptų savivaldybės gyventojų poreikius ir padėti jiem kažkaip gauti geriausias paslaugas. Patinka labiausiai, tai žinokit, neribotos galimybės. Gali tikrai pats sugalvoti temą, pats gilintis gali ir iš tikrųjų mūsų darbo sfera labai yra plati. Klausimas, kiek gali spėti padaryti. Ir tai, kad svarbiausia, tai realumas, kad pateiktum tokias rekomendacijos, iš kurių būtų nauda. Ne šiaip kažką prisigalvotum tokio, ko negalėtų kontroliuojamas subjektas įgyvendinti, bet būtent realumas, padėti. Traukia tai, kad, žinot, čia kiekvieną dieną vis kitaip, čia nėra monotonijos, kad tu padarai vieną užduotį, po to kitą. Iš tikrųjų mes ir iš visokių tarnybų gaunam raštus ir skundus, ir juos nagrinėjam, ir ruošiam atsakymus. Ir ne tik tai, ką turim susiplanavę, bet būna ir tarybos papildomi pavedimai, kaip skolos auditus atlikti, ar kažkokį tai finansinį, kažkokios įstaigos. Tai šiaip, kad nėra monotonijos ir kad jisai labai toksai įdomus, aišku, nelengvas darbas, reikalaujantis labai daug žinių. Ir patirties audito srity, ir tokio loginio mąstymo, ir netgi
būti gerų diplomatų reikia, nes tu dirbi tiek ir su biudžetinių įstaigų vadovais, su politikais, su administracijos vadovais ir tu turi, kaip sakyti, nekonfliktuoti, bet eiti prie bendro darbo. Nes visų bendrom pastangom mes kūrėm tą pridėtinę vertę savivaldai ir viešajam sektoriui. Laimėjus konkursą mes nepaliekom nei vieno kontrolieriaus naujo, nepalydėdami juos į jų tą profesiją, nesuteikdami žinių, nes apskrityse yra apskričių kuratoriai, kurie konsultuoja, padeda naujiem kontrolieriam įsivažiuoti į šitą darbą. Tikrai labai kvieščiau, nes darbas yra be galo įdomus, kūrybiškas. Negalėčiau pasakyti, kad kaip įstaigos vadovai trūksta įvairių veiklos ryčių, bet dar gali būti kaip ir auditorius pasižymėti tam tikram savybėm ir dalyvauti audituose. Drąsos ir noro. Jaunimui yra perspektyva, nes rajonai sensta. Dauguma atokesnių rajonų sensta, specialistų trūksta, tai, kaip sakant, prašom dalyvauti konkursuose ir važiuoti į regionus. Nes gerai vaikus auginti, mokyklos šalia, kamščių nėra, būstas pigesnis, infrastruktūra rajonuose tikrai sutvarkyta, kad, žinot, kitą kartą daug geriau mažam miestelį gyventi, negu didmiestį kažkur pakrašty. Mes savo ruoštų siekiame ne tik kokybiškai ir greitai atranką padaryti, bet ir užtikrinti skaidrumą, kur visiems dalyviams yra suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti, o ta atranka apima dokumentų pateikimą, kompetencijų vertinimą ir vertinimą pačioje komisijoje. O ta komisija yra sudaroma iš Viešojo valdymo agentūros, savivaldybių kontrolierių asociacijos ir pačios savivaldybės administracijos atstovų. Kadangi mes suprantame, jog atrankos procesas yra labai svarbus ir vėlesniam pretendentų sprendimo priėmimui, mes tikrai stengiamės bendradarbiauti su visais pretendentais ir užtikrinti, kad tas procesas būtų skaidrus ir didintų pasitikėjimą valstybę ir pačių atrankos procesu. Jeigu pretendentai turėtų klausimų dėl konkurso sąlygų, dėl pačios pareigybės ar dėl proceso, mes esam pasirengę konsultuoti ir atsakyti į bet kokius kitus klausimus. O jau laimėjus atranką, visus naujus savivaldybių kontrolierius įtraukiam į valstybės vadovų bendruomenę, suteikiam galimybės toliau augti, tobulėti, dalintis patirtim. Tai aš noriu pakviesti dalyvauti savivaldybių kontrolierių atrankose, nes manau, kad tai yra tikrai labai svarbi pareigybė, labai atsakingas ir svarbus darbas, kur būtų tikra tokia tiesioginė galimybė prisidėti prie geresnio gyvenimo savivaldybėse, prie jų bendruomenių gyventojų kokybės.